puteriukus. Mano jauniausias sūnus laiko egzaminą kolegijoje ir kalbu puteriukus, kad gerai išlaikytų egzaminą, kad gerai jau kitus egzaminus išlaikė labai neblogai, kaip pasakyti, matematikos 10, algoritminis dabar 9, matematikos 9 ir kitus dalykus 8. Ir dabar paskutinį laiko pavasarinė sesija, žiemos dar skaitosi sesija, paskui dar bus pavasarį dar egzaminai. Bet dabar nuo tų egzaminų, kaip išlaikys, priklausys ar gaus stipendiją. Mokinosi anksčiau autotransporto elektroniką, gerai sekėsi, tačiau nebepatiko šitas mokslas, ir praktikos taip pat buvo sunku rasti, kur atlikti praktiką, ir praleido kokius metus ir paskui stojo į programavimą šiemet, sesijinis, dieninis būna sesijinis ir nuotolinis mokslas. Tai į sesijinį mokslą įstojo ir iš pradžių reikėjo susimokėti virš 1000, apie 1500 eurų už mokslą. Vien dėl to, kad vidurinėje lietuvių kalbos nelaikė A lygio egzamino, B lygį laikė lietuvių kalbos, o visus kitus egzaminus ir anglų, ir matematikos laikė A lygio. Todėl reikia susimokėti, bet paskui, jeigu gerai mokinasi, tai paskui jau nebereikia mokėti ir gauna dar 200 eurų stipendiją. Todėl iš anos specialybės perėjo į autotransporto elektroniką. Iš autotransporto elektronikos perėjo į programavimą. Jeigu sesijinį mokinasi 3 metai tik tai. Kas kiekvieną mėnesį reikia nuvažiuoti savaitę, būna konsultacijos ir kiekvieną mėnesį. Taip kad dabar neblogai sekasi ir reikės tuos metus užbaigs, tai jau dar 2 metus reikės mokintis. Jeigu sesijinis, jeigu nuotolinis, tai 4 metai, o dieninis tai irgi 3 metai. Ir už mokslą reikia mokėti, bet jeigu stoja visus A lygius turi dalykų, bet jam matematika gerai sekasi, tai dabar neblogai sekasi ir palinkėkim jam sėkmės. Kiti vaikai irgi taip pat labai gabūs. Duktė dirbo mokytoja prie Landsbergienės, Landsbergienės mokykloje, paskui perėjo į kitą, gyveno taip pat ir Airijoje, bet ten susigadino truputį sveikatą, nes labai sunkiai reikėjo dirbti. Dirbo padavėja ir sunkiai reikėjo dirbti. Iš pradžių nepriima kitataučių, paskui jau susidraugauja su kitataučiais. Kitas sūnus verslininkas. Taip, kad su vaikais labai gerai, labai vaikai neblogi, patys užsidirba, patys rūpinasi, rūpestingi, stropūs ir palinkėkim jiems sėkmės. Ir man visa prasmė yra vaikai, kaip ir kiekvienai motinai. Ačiū už dėmesį, linkiu jums geros dienos, geros nuotaikos ir sėkmės darbuose ir gyvenime geros kloties. Ačiū už dėmesį.